respubliką, Kapitolijos kalvoj, Akab įkūrė savo miestą. Na, kaip čia pavadinti tokius, aš nežinau. Va, prie Kolumbijos irgi susikabinę rankytėmis, jie neįleido nieko. Nu, ar čia yra normalu, tai, pasakykit jūs man. Taip pat buvo pradėtos nuleidinėti Amerikos vėliavos, vietą jų pakelti Palestinos vėliavos. Neaišku, kur šitie visi vaikigaliai buvo ir agitatoriai šitie, ir sorošiniai agitatoriai, kai degė Libija, Irakas, kitos valstybės programos, kur milijonai žmonių buvo išžudyti, tų pačių Jungtinių valstijų kariuomenės pajėgom ir taip toliau, ir sąjungininkų NATO pajėgom. Kur jie buvo visi tie protestai, kai buvo žudomi masiškai žmonės, milijonai, reiškia, bombarduojamos šalis, niokojamos. O dabar staiga prieš Palestiną visi kovoja prieš Izraelį, už Palestiną, čia teisės, vėliavas nuiminėjamos, keliamos kažkokios kitos. Žioks marazmas, jeigu atvirai pasakius, žongliravimas vertybėmis. Aš nesakau, kad Palestinos žmonių nereikia palaikyti, privalu palaikyti. Aš būtent už Palestinos žmonės ir už Izraelio žmonės ir už amerikiečių žmonės. Jie nekalti dėl to, kas yra daroma su jais, reiškia, iš tų jėgų, kurios tai daro. Bet tokį marazmą matom. O tu tarpu New Yorko policija įspėjo Kolumbijos universitetą skirstytis, niekas neprasiskirstė pakankamai. Todėl įvyko valymas. Per trumpą laiką viskas buvo sutvarkyta, 10 studenčiokų buvo areštuota. Tas sukėlė didelį pasipiktinimą, reiškia, Trumpas pakomentavo protestuotojus, protestus, kurie vyksta aplink naciją, pasakė, kad New Yorkas buvo apsupty praeitas naktį. Policija ėjo ir užtruko išties tik 2 valandas. Viskas buvo baigta, tai buvo labai puikus dalykas matyti New Yorko puikiausiai, New York's finest, tai apie policiją čia jo užsimenama, reiškia, su kuriais jis labai gerai beje sutarė. Tai reikia tik politinės valios. Ir su tais visais mažvaikiais, reiškia, išplautom smegenim, susitvarkyti galima labai greitai. Bet vėlgi, kur tos ribos ir kaip išlaikyti reikiamas ribas ir reikiamas sveiką protą, kad tai nepataptų į policinę valstybę, kai netgi ir normalų žmonės nebegalės protestuoti. Labai pavojinga ir sudėtinga situacija, labai. Kailas Bekeris, kuris yra prodiuseris, rašytojas, praneša apie tai, kad visi kaltinimai tiems areštuotams studentams buvo atmesti ir jie buvo visi išleisti. Jie buvo areštuoti tiesiog ir iškart išleisti. Taip, kad New Yorko policija gali areštuoti jos kiek nori, bet jeigu nėra politinės valios, jie toj pat išeina į laisvę ir jie daro lygiai tą patį. New Yorko policija, apskritai policija yra bejėgi šito vietoj. Vėl areštuoja ir vėl ten vieną iš vis areštavo 85 berods kartą. Jis jau juokėsi, sako, jūs man nieko nepadarysit. Po 1, po 2 kartų į kalėjimą žmonės garantuotai važiuotų normaliom sąlygom. O ten 80 su viršum kartų jau žmogus areštuotas. Ir nieko. Dėl to, kad yra politinė valia juos visus išleisti, kurstyti toliau ir pasukti prieš savo vakarų civilizaciją, prieš vakarų visuomenę tam, kad sugriauti ją iš vidaus. Jie yra tiesiog įrankiai. Virš 200 UCLA kampuse arba studentų miestelėje buvo suimta, kaip pareiškia kancleris, tai čia yra iš kitos organizacijos, reiškia Portlande, dar vienoje demokratų valstijoje, kur irgi vyksta skatinimas viską griauti, deginti ir taip toliau, taip toliau. Thomas Fittonas iš Judicial Watch rašo, kad išoriniai agitatoriai atėjo į New Yorko tas stovyklas tam, kad radikalizuoti studentus ir tai pranešė kas kitas, o New Yorko meras, demokratas Erikas Adamsas, kuris dar visai nesenai, kaip sakant, visą tą palaikė. Tai yra demokratai pradeda tai vardinti dabar, kaip čia dabar yra, kad išoriniai agitatoriai kažkieno apmokėme atsirado, kurie radikalizuoja studentus. Netgi demokratai, netgi valdžios atstovai demokratai yra priversti keisti savo dainelę ir matyti, pradėti, ta prasme, matyti, rodyti pirštais į problemą. Iki tiek viskas yra blogai. O Robbie Starbuck, kuris yra taip pat žurnalistas ir filmų autorius, rašo apie tai, kad, pavyzdžiui, tokia organizacija Act Blue, jau turbūt daugelį jūsų girdėta iš mano laidų ir kitų laidų, pasirodo, kad gauna savo atkatą, kitaip sakant, savo dalį
Tai yra 9 su viršų procentų nuo visų aukų, kurios yra siunčiamos finansuoti šitoms studentų stovykloms ir protestams. Taigi jie vykdo rinkimo kampanijas lėšų ir jie demokratų lėšų rinkimų platformoje ActBlue finansuoja anti-Izraelio protestus. Ir jie gauna nei daug, nei mažai, reiškia, savo procentuką, 3,95, ne 9, 3,95 procentus dalį šitų aukų, pasak jų politikos vedamos, ar ne? Kaip gražu, kaip gražu. Organizacija, kuri renka pinigus ir kuri renka pinigus kažkam. O tas kažkas, jeigu pažiūrėti į Liepos 1 2020 metų Q pranešimą, būtent kalba eina apie ActBlue. Tai yra nuoroda į juos oficialiai. Ir būtent šita organizacija ActBlue įgalint demokratų kandidatus, komitetus, partijas, organizacijas ir kitus asmenys aplink visą pasaulį. Tai yra demokratų partijos finansavimo įrankis. Visos aukos Black Lives Matter yra pervedamos per demokratų finansavimo organizaciją. 100% BLM aukų aukotojų yra demokratai. 100% demokratų aukotojų sutinka įgalinti demokratų kandidatus, komitetus, partijas ir organizacijas savo aukomis. Taigi tai yra organizacija oficialiai dirbanti, renkanti pinigus anti-Izraelio, taip vadinamiam protestam, finansuoti jam ir tuo pačiu rinkti pinigus politikams, demokratams, ateinantiems rinkimams. Fantastiška sistema, nieko nepridursi, ar ne? O štai, pavyzdžiui, teroristo žmona buvo pastebėta protestuojanti Kolumbijos universiteto studentais kartu. Semi Al-Arian buvo deportuota iš Jungtinių valstijų 2015 metais dėl pagalbos islamistiniam džihadui Jungtinėse valstijose. Jinai dabar vėl Amerikoje. Ir jinai, reiškia, protestuoja kartu su studentais. Tokios fainos žalios palapinės, ar ne? Naujos visiškai palapinės, atkreipkite dėmesį, vienodos. Oranžinės, žalios. Rimtai vienodos, jų yra daug. Tai yra, visi tentai yra identiški, tas pats dizainas, tas pats modelis, didžioji dauguma, pažiūrėkit, vienas kitoks, antras, trečias kitoks, visi kiti vienodi. Taigi, kas organizuoja ir kas moka už visą šitą? Už visų šitų ženklų gamybą, reiškia masinę, už organizaciją, organizuoja ir moka už tai, organizuoja politikai su nevyriausybinėm organizacijom, o moka už tai ne kas kitas, mėlėjai, o mokesčių mokėtojai. Už mokesčių